Norint užtikrinti efektyvų katilo darbą, reiktų pasirūpinti profilaktinę katilo priežiūrą. Kartą per mėnesį reikėtų išvalyti katilo šilumokaitį. Nuimam viršutinį dangtį, atsukam išvalymo liuką, paimam išvalymui skirtą strypą ir pravalome šilumokaičio vamzdžius. Valant reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dažniausiai kišasi apatinė vamzdžių dalis, todėl strypą reikėtų stumti iki pat katilo dugno. Atlikus procedūrą, nepamiršti sandariai uždaryti katilo dangčių. Kartą per sezoną rekomenduojama išvalyti pirminio ir antrinio oro padavimo kanalus. Atsukame dangtį esantį priekinėje katilo dalyje, varžtai yra abiejose pusėse. Prieš nuimant dangtį atidarome viršutinės katilo dureles. Tam, kad prieitumėme prie oro kanalų, nuimame vidinį dangtį, ant kurio sumontuotas įpučiamasis ventiliatorius ir pirminio ir antrinio oro santykį reguliuojančios sklendės. Kanalus patogu valyti siurblio skirto tokiems darbams pagalba. Tam, kad išvalyti pirminio oro kanalus, reikėtų atsukti ir nuimti juos dengiančias plokštes esančias katilo įkrovos kameroje. Taip pat reikėtų išvalyti antrinio oro padavimo angas esančias degiklyje. Valant degiklį reikėtų elgtis atsargiai, kad išvengtume jo pažeidimų ir užtikrintume ilgesnį tarnavimo laiką.